Nu ką, tai toliau dirbtuvėse turime Honda. Honda motociklas yra CB600. Rašo, kad F4. Tai labai tikėtina, kad 2004 metų gamybos. Motociklui, barška grandinė. Čia trumpai ir šviesiai, tariant, šviesiai. Trumpai ir aiškiai tariant, barška grandinė, kurią reikia pamainyti naują. Tai kur šitą grandinę? Tai turime grandinę. Ne originalas, bet Dido. Didas pasirodo gamina ir šitos grandinės. 116 narelių, naujas grandinės tempėjas, ir tarpinėlį, kurios reikia minimum. Galbūt reiktų ir šitos, bet iš tikrųjų tai šitos visai minkštos tokios, tai nežinau, bandysiu išvalyti ir sudėti. Surizikuosiu, kaip sakoma, galbūt nereikės dar kartelį ardyti, kad pakeisti nuo varvėjimo. Čia kažkas įlindęs ir pasirašė, žiūrėkit, užrašyta 16 000 vožtuvai reguliuoti, net parašą palikęs. Ir prekiam 8 000 reguliuota, neįtikėtina. 3.11.11. O čia 16 000 05 06 08. Fantastika, nu. Nesitikėjau tikrai tokio dalyko surasti. Tai reiškia, vožtuvai buvo reguliuoti prekiam 8 000. Kokia dabar rida, aš negaliu pasakyti, nes neturiu raktų nuo motociklo. Bet labai tikėtina, kad labai arti tų kiam 8 000, kadangi vožtuvų tarpai yra visi normos ribose, reikia tik tai pakeisti grandinę. Tai kodėl aš šitą kamerą įsijungiau ir ką aš čia norėčiau jums parodyti, brangiai. Pasižiūrėkit, kaip yra su vožtuvų tarpais. Taip, nežinau, kaip čia jums tiksliai parodyti, kad viskas gerai matytųsi. Tai biški lempa trukdys, ekraną užstoja šiek tiek, bet... Na gal aš pabandysiu geriau kažkokias nuotraukas įdėti, bet mintis yra kokia, kad yra brūkšnelis ant išmetimo velnio ir įsiurbimo velnio. Ir tam tikrose vietose, pozicijoje, sakykime, jie turi susieiti ir šiuo atveju žiūrėti vienas į kitą ir būti lygiai absoliučiai su galvos kraštu, šitą plokštumą. Ir kaip sakoma, vieną, jeigu pastatai pagal plokštumą, tai kitas būna nuvažiavęs į viršų. Kaip čia parodyti, kad matytųsi? Nu va, žiūrėkit, matot, nelygiai, o kitas yra visiškai lygiai. Kaip čia dabar parodyti, kad... Nu va, vienas yra lygiai su plokštuma, o kitas yra pakilęs į viršų. Tai jau tas dalykas rodo, kad išsitempusi yra grandinė. Tai, kaip sakoma, grandinė išsitempusi, reikia pakeisti. Tai žodžiu, pakeisim. Ir pasižiūrėsim, kaip visas tas reikalas atrodo, reiškia, pakeitus. Tai va dar įtempėjas, reiškia, išsitempęs. Galim pamatuoti, kiek yra kitas įtempėjas išsitempęs. Pridėjus, pavyzdžiui, kažkokią tai, liniuotę, plius minus, reiškia. Ne, mes, sakykime, čia mokslinių tyrimų neatliekame, bet galima tikėti, ne tai, kad tikėti, bet bandyti kažkaip nors pamatuot, sakykime, nuo įtempėjo krašto matuojam iki tos vietos, kur yra užvalcuotas dangtelis. O tai turime 23 beveik milimetrus. Pasižiūrėsim, kiek turėsim, kai uždėsim naują ir galima bus palyginti, pasižiūrėti, ar verta čia tą grandinę keisti variklio, ar neverta. Bet barškėje, žinokit, brangieji, jinai tikrai labai stipriai. Aišku, norint ištraukti grandinį iš šiandien reikia išsitraukti ir velinus, niekur nuo to, kaip sakoma, pabėgti nepavyks. Labai šlykštus reikalas laukia dar nusivalyti visas tarpinės, kurios yra prilipusios per gyvenimo amžių šito motociklo. Ir dabar sulyginus grandinės, reiškia, tai labai gerai matosi, kaip yra, pasižiūrėkit, ant kiek ilgesnė. Kairiai pusė nauja, dešiniai pusė sena. Čia gal dar matysis biškelį, reiškia, bet gal ne taip gerai matosi, kaip iš šono. Tai žodžiu, dedam naują, žiūrėsim, kaip viskas atrodys surinkus. Tai teko pačiam pasidaryti grandinės įtempėjo tarpinėlę, kadangi senoji, kaip ir minėjau, lieka ant to daikto, kurį keitė. Šito daikto aš įtariu, ko gero keist, galbūt net ir nereikėjo. Reiškia, aš net
kaip čia pasakyti, nu, nežiūrint į tai, kad čia tos grandinės kabėjo, jų ilgis buvo beveik vienodas, aš net perskaičiau šitos narelius, kad tikrai susilyginti ir įsitikinti, kad narelių yra lygiai tiek pat, 116 ir ant vienos ir ant kitos. Negalėjau patikėti, kad taip standžiai viskas užsideda. Ir dabar pasižiūrėkit, čia turbūt net nereikia matuoti, grandinės įtempėjas beveik neišlindęs. Tai ko gero, anas būtų lygiai taip pat beveik neišlindęs. Nu, bet dėl užtikrintumo žmogus matyt pasiruošė, nu, kaip sakoma, kad viską iš tikrųjų padaryti iki galo. Ir dabar, va šitas reikalas, aš nežinau, turbūt matas šitokia geležėlė nuėmiau, reiškia. O kaip čia patraukti žemyn, biškai, kad gražiau būtų, o pažiūrėkit kaip vienodai. Vienas tas ir kitas taškelis, reiškia, susieina. Tai žodžiu, ten buvo labai prastas variantas. Tai nepamirškit, brangieji, kad ta grandinė ne tik tai išsitempia, bet ir tuo pačiu velinai neatitinka, nu, kuo grandinė labiau išsitempus, tuo mažiau velinai atitinka alkūninio velino padėtį. Ir taipogi dar velinai tarpusavį turi galimybę spaudžiant vožtuvų spyruoklėm, juos, reiškia, šitaip judėti, reiškia, vienas nepriklausomai nuo kito, kadangi šitoje vietoje grandinė irgi lygiai taip pat turi laisvumą. Nu, jinai prasitempusi per visą ilgį, kaip sakoma. Tai, nu, visą tai įtakoja variklio darbą, degimą, važiavimo malonumą, kuro sąnaudas ir visa kita. Aišku, gal nelabai taip stipriai visą tą reikalą ir įtakoja, bet įtakos bet kokiu atveju turi. Tai vat, brangieji, žodžiu, eilinį kartą aš pats savo įrodžiau, kad grandinės pakeitimas efektą tikrai turės. Gal dar reikia pakūrent? Ne, pasižiūrėti, kaip jisai dirbs. Įdomu, barškės ar ne? Gaila nepakūrenom prieš grandinę uždedant, nu, naują, prieš pakeičiant, reiškia. Nu ir aišku, rasiau, čia atsižymėjo 2 mechanikai, tai palikom ir 3 mechaniko, reiškia, įspaudą šitam dalykui, nu, remontui atminti, reiškia. Ir vienas tik tai dalykas, brangiai, pasižiūrėjau, kiek kilometrų dabar rodo ant speedometro motociklo. Tai jeigu čia užrašyta 48, kaip čia jums parodyti, kad matytųsi, nu kažkaip matysit, reiškia, ne? Čia nais užrašyta 48 buvo 11 metais, dabar yra 21 pabaiga, nu sakykime, 22 metai. Tai po 11 metų rodo mažiau negu 48. Tai aš taip įsivaizduoju, kad šitą motociklą rida, ko gero, perkopėjau 100 realioji. O kaip iš tikrųjų ten yra, nu, ko gero, istorija viso šito dalyko gerokai nutylė. Tai kaip be būtų, žodžiu, brangiai, viskas čia labai gražiai susieina, susitvarkė ir susidės. Netgi pavyko panaudoti tą pačią tarpinėlę, reiškia, dar kartelį. Labai gerai išsivalė, išsikrapštė viskas, reiškia, viskas, nu, žodžiu. Nėra prie ko prisikabinti, sudėti atgal tik tai, kaip sakoma, ir džiaugtis toliau, kad tas motociklas, nu, vis dar važiuoja kažkaip, nežinau kaip dirbs. Ai, tiesa, dargi sakiau, kad reikia paklausyti, kaip dirba, ne? Nu, tai paklausysim, kaip dirba, paklausysim. Tai visai dailiai dirba. Nu va, kaip gražu. Šalta lauke, nelabai nori dirbti, radiatoriai reikia duoti sušilti normaliai. Aš čia savo ramiai keičiu tepalą, nu, BMW G6PM GS. Ir, nu, ši procedūra tokia labai šlikšti, reiškia, ir apačioje išsileidžia iš karterio truputėlį, ir bakelis yra atskirai, kurį reikia išpilti, ir tepalo keitimas baigėsi visada tokia nesąmonė. Niekada tas tepalas normaliai neišbėga, visą laiką bėga pro šoną, bėga ant visų motociklo įmanomų detalių. Tą bakelį reikia atsisukti, nusimti šoninį plastiką, reiškia, šoninis plastikas nenusėmanės, bet su p***kai uždėti. Ir čia yra absoliutus gemorojus, aš nežinau kodėl. Kodėl aš čia apskritai apsiėmiau tą dalyką daryti, va šitą motociklą, reiškia, bet tą motociklą esu remontavęs ne vieną kartą, nu tai galima ir, aišku, ir tepalą pakeisti, reiškia, čia nėra kažkokia labai didelė bėda, tik tai tiek, kad, vat, šlikštus reikalas, tai, nu, žinokit, ne tas žodis, ta prasme, reiškia, ir dabar reikės ir viską nuplauti, ir išvalyti, aš nesuprantu, vat, kodėl, vat, toks, vat, šūdas yra, reiškia, kaip sakoma, tik tai su BMW, o kitus motociklus apačioje atsukai ir išbėgo, ne, nu, aš suprantu, aišku,
sausas karteris, reiškia, nu būtent tokia sistema, reiškia, ir nieko čia nelabai kažką gali pakeisti, bet reikalas tai labai šlykštus. Nu žodžiu. Supratot, ką turiu minty, supratot, kodėl BMW aš, kaip čia pasakyti, vieni iš tų motociklų, kuriuo aš nemėgstu daryti. Ir nemėgstu ne dėl to, kad čia va tokia nesąmonė, o dėl to, kad tai atima laiką. O laiką skaičiuoja tik tai žmonės dažniausiai savo, o ne kitų. Taigi, šitoj situacijoje tiek. Garso izoliacija, pasižiūrėjau. Garso izoliacija. Mašina turbūt triukšminga. Tiesiai iš namo. Iš namų, vat kas liko, tą sudėjo. Jo, nu. Man dėlėtinai sunkiai išsėjimu, žinai, bet man, žinai, galbūt tai viską grūnt, nedauž tai nieko, o kas čia per... Ir tam buvo jie, eina iš prieš pampuzį iš šono, žinai. Nu, tokio dar nematęs. Bet iš esmės turiu prisipažinti, aš ir pats esu tokį dalyką kažkada tai gyvenime daręs. Man tada buvo, nu gal, nežinau kiek metų, bet nu plius minus... Nu gal 18, sakykim taip, reiškia, teisės aš jau turėjau, mašina irgi kažkokia tai buvo, CRX tada turėjau, jeigu gerai pamenu, reiškia, ir nusprendžiau, reikia padaryti antikorozinį ir garso izoliaciją. Ir tada aš atsimenu puikiai, kad aš pats dėjau tokią vatą ir tepliau bitukų, mozovau visą šitą reikalą ir paskui prigėrė drėgmės galų gale ir visas tas reikalas tiesiog pro galinę sėdynę iškrito ant žemės. Nu, kaip sakoma, iš klaidų mokomės, bet iš kitų irgi galima pasijuokti. Nesibaigė siurprizai dirbtuvėse. Triumfas, Tigeris, XCX, kažkokia spec versija, nežinau, žodžiu, reiškia problemos su šituo, na bent jau kurias man reikia spręsti, tai grandinę pakeisti, nu, čia besidėvintis dalykas, negali pykti ant motociklo, kad pasibaigėsi grandinė. Ta problema yra vairgolis biškis stringa, sakykim taip. Nu, aš aišku jį išsiardžiau ir neįtikėtinai radau štai tokį dalyką. Sutrūkęs. Čia jeigu norit pasižiūrėti, kaip turėtų atrodyti, tai turėtų atrodyti vat taip. Nesutrūkę turėtų būti, vientisa detalė, neišspaustos duobės turėtų būti. Čia nais irgi neturėtų būti sugadinta kita dalis. Čia labai aiškiai matosi, kad duobės, čia net nereikia jokių, kaip sakoma, įtikinėjimų, viskas labai gražu. Čia va tos pačios duobės irgi šitoje vietoje yra. Ir, nu, sakykime, reiškia, ir kadangi duobės yra ne per visą šitą, tai labai tikėtina, kad biški nesueina ašis šito ir šito daikto. Bet lygiai taip pat galėtų būti ir, nu, elementariai smūgio pasiekmė. Tai kadangi Triumfo konstrukcija yra labai fantastiška ir pasižiūrėkit, kaip čia padaryta, kokia duobė yra padaryta čionais. Čia yra padaryta, nu, va, čia va, viršutinis atrama, reiškia, to golio yra ir va čia yra tarpelis. Tai čia yra specialiai padaryta tam, kad tą golį būtų įmanoma, nu, iškrapštyti, kad būtų kur užkabinti, reiškia, ir išstumti, reiškia, iš viršutinės pusės. Tai, nu, vat, ir čia, aišku, buvo tas rėmas dažytas, matau, kad milteliais, reiškia, visas tas dalykas smėliuotas. Ir čia panašu, kad irgi buvo pridažyta ir išgramdyta, reiškia, nu ir išgramdyta netolygiai. Tai pirmiausia, tai tas golis nesilaiko. Antras dalykas, jeigu stipriai verši, atsistoja šaratukui būtent šitoje vietoje, jisai jį išspaus, reiškia. Sulaužęs visą tą dalyką, koksai buvo tenais, nu vat, kokį mes čionais ir matome. Tai vat, gal Triumfas Tigeris ir visų mėgstamas ir mylimas, bet konstrukcija ir netgi labai, netgi jeigu jie elementariai būtų padarę tos prapjovimus iš kitų pusių, reiškia, tai nuo smūgio šitas dalykas tikrai neatsitiktų, reiškia, vien dėl to, kad tas smūgis eina, nu, ne į tarpą, sakykim taip, tas smūgio jėga, reiškia. Ir, nu ką aš galiu pasakyti, neblogai motociklai, tik turėkit minty, kad vat, tokie vat, dalykai pas juos atsitinka ir ką, ir nieko. Šiaip užėjo noras tiesiog paburbėt biškelį.